laukų plačių, šviesa užlieja takus darbščių žmonių. Vėjas neša dainą per dirvonus, kiekvienas grūdas saugo savo tėvonus. Kiekviena vaga lyg nauja eilutė, kiekvienas daigas vilties žinutė. Meilė žemei kyla tyliai be žodžių, stipri ugnis krūtiniai liepsnoja iš rodos. Ji mus kelia, ji mus laiko, duoda kryptį, duoda laiko. Kai pažiūri į laukus beribius, jauti namus ir tikrą ramybę. Aš myliu žemę, ji mane neša, ji duoda jėgą ir šviesos lašą. Kai saulė kyla virš laukų plačių, girdžiu jos balsą tarp savo minčių. Meilė žemei, mūsų ugnis, ji veda pirmyn per kiekvieną dieną. Aš myliu žemę, o ji myli mus. Kągi, 9:30, trečia diena. Ir pradėjom pulti rapsą. Tas pats Armani, kur vakar kūlėm. Šiaip rapsas tikrai gražiai atrodo, apart čia galulaukėse. Trupučiuką biškį yra pasivartęs, bet tai čia juokingai atrodo. Visas laukas stovi gražiai. Kaip pas jaunavedį. Taip va byra. O tokie minimalūs pasivartymai, tai jie neguli ant žemės visiškai 100%. Masės tikrai daug. Tik pasikelti aukščiau, biškį trupučiuką ražienos aukštesnės, nes ražienos tikrai rapsą netrukdo nei skutimui, nei sėjimui, jeigu tiesiogiai sėjant. Niekaip nepraeina gerklė, tai va reikia taip. O, bet jau šiandien trupučiuką geriau jau galiu kalbėti, bet į vakarą vėl, manau, kaip kondicionierius, tai sakau, taip, dabar yra, šit galima dar trupučiuką sumažinti šaltį. Pasistatyti 22, paskui kaip užkais karščiau reikės pasistatyti kokius 25, kad vos tik tai vėsintų, kad nebūtų prakaits, kad nebėgtų. Tai kaip ir žadėjau vakar, šiandien pabandysim trupučiuką atsakyti jūsų klausimus. Tai vienas žiūrovų klausė, ne vienas, turbūt keletas žiūrovų klausė, ar šiemet naudosi trąšas. Nu, kaip pasakyti? Visiškai be trąšų tai tikrai nieko nebus. Tikrai negalvoju, kad taip įsisuksim. Vienaip ar kitaip vis tiek teks kažkiek investuoti į tas trąšas, kad jos ir labai brangios. Bet manau, ne vienas su manim sutiks, kad be trąšų visiškai tikrai neįmanoma. Nu, kaip pasakyti? Žiūrint, ko siekia. Galima užauginti be trąšų, bet tik tai, aišku, automatiškai bus derlius ryškiai mažesnis. Tai mano nuomonė būtų tokia. Ten, kur yra derlingos žemės, nu, kaip į mūsų Joniškę, ten yra apie 60 balų, kažkur tai sukasi plius minus žemės. Tai, manau, vis tiek yra tikslinga naudoti trąšas, kadangi tu gausi, nu, kiek įdėsi, tu visą laiką atgausi.
Ten, kur yra žemės našumas, ten 25-30. Nu, manau, kad tikrai nėra tikslinga investuoti labai į trąšas, tai sakyčiau minimaliai. Nu, sėjant su sėkla, šalia sėklos įdėti ten, kad tam momentui, startui, kad augalas sustiprėtų greičiau ir duotų rezultatą. Tai manau, tikrai tikslinga yra šitą dalyką irgi panaudoti, bet čia aš kažkur kalbu apie 50 kg kapo, sakykime. Čia mano asmeninė nuomonė. Kiekvienas, aišku, yra sprendimų priėmėjas, kiekvienas ūkininkas, tai jisai priims tą teisingą sprendimą, koks jam aktualus. Čia aš tuo tai tikrai neabejoju. Tai va, aš tik tai pasakau savo nuomonę, kaip aš daryčiau. Ir aš greičiausiai taip darysiu. Nu, aš pas savęs naudosiu 100 kg, planuoju naudoti šalia sėklos atiduoti, nes, kaip minėjau, pas manęs žemės yra tikrai derlingos. Na ir rapsui dar, sakykime, kokį 100 kg fizinio svorio, sakykime, atiduosiu salėtros, greičiausiai. Tai tokia būtų investicija iš rudens. Na, aišku, purškimai, ten augimo reguliavimai. Viskas priklausys, kaip pasiseks pasisėti, kokiu laiku pasiseks pasisėti, ar bus drėgmės ir visa kita. Nu, čia daug yra tų dedamųjų, nuo kurių priklauso labai daug kas. Tai va, sekantis klausimas buvo ten, daug kas klausė apie veislės, sakykime, rapsų. Nu, aš esu auginęs tikrai nemažai įvairių veislių ir, sakyčiau, kiekviena veislė turi savo pliusų, kiekviena veislė turi savo minusų. Tai taip, kad įvardinti vieną tą, kuri pati geriausia, tai tikrai iš manęs to nesitikėkit. Aš tik tai galiu pasakyti, kad šiemet, pavyzdžiui, mūsų tam bendram ūkį, kur mes dirbam, buvo pasėtos keletą veislių ir šiuo metu geriausiai šiaip Armani pasirodė. Tiek aliejus jos eina kem 9, netgi 50, bet čia iš mūsų tų, tai čia aš kalbu apie triatloną, pionierių. Pionieris ten yra dviejų rūšių, bet aš tą prasme negaliu pasakyti, kokie dėl to, kad ten yra skaičių kombinacija. Tai va, tai pionierius šiaip prasčiausiai kažkaip tai pasirodė. Nu, negaliu sakyti, kad jis ten labai prastas buvo, bet ten daug lėmė, sakykime, prieš padaryta, sakykime, taip įvardykim, klaidų buvo padaryta. Kurios lėmė, sakykime, gamtos sąlygos. Rudenį buvo pasėta palyginus vėlai, pasėta į šlapią dirvą, tai jos jau iš rudens sunkiau startavo, tai čia negali kaltinti konkrečiai rapsų veislę, sakykime. Čia vis dėlto ir ta tarpinį, kur sėdi tarp vairo ir, kaip sakoma, čia galvos, tai supranti, tai irgi turi kaltę prisiimti savo. Tai va, tai sakau, kol kas lyderiauja pas mumis Armani. Nu, Armani ar Dominatorius, jos yra, nu, realiai lygiavertės veislės, jos netgi ir genetika jų labai yra panaši. Tai manau, kad tiek viena, tiek kita veislė pasirodo gan neblogai. Aruodė, pavyzdžiui, su ūkininkais, kiek šnekėjau, yra kai kurie kūlė ir 4,5 tonos.
Pas mane suvedžiau rezultatą, išėjo 3,5 tonos. Triatlono trupučiuką buvo daugiau, ten visiškai gryno triatlono nebuvo. Buvo biškiai šiek tiek su Armani maišyta. Triatlono tik tai šiek tiek aliejus buvo matomai prastesnis, nes galutiniam rezultate, kadangi buvo miksas, tai gavosi kem 7 aliejus. O aš kai savo vežiau grynai Armani, tai buvo kem 9 aliejus. Tai vadinasi, triatlonas gal buvo kem 7, kem 6 kažkur tai aliejus. Nu, aš taip galvoju, kažkur tai galėję buvo. Tai va, tokie būtų dabar pirmus 2 klausimus atsakymai. Tai nepraleiskit, neprasukit, o pasižiūrėkit toliau. Toliau aš pakalbėsiu apie kitus klausimus dar. Tai va, tęsiam temą toliau. Tai norėčiau paspaustumėt laiką, užsiprenumeruotumėt kanalą mano. Ir aišku, būsiu labai dėkingas, jeigu jūs paremsite. Nu, ta prasme, tapsite kanalo nariais. Simbolinį ten 2 ar 3 eurų mokestį. Tai va, dabar ką tik paskambino man vienas iš prenumeratorių. Klausė, tarp kitko linkėjimai jam, sėkmės, kad susitvarkytų kombainą. Klausė manęs būtent apie, nepasileidžia jam pjaunamoji. Na, yra va šitas mygtukas, paleidi kuliamąją, paleidi pjaunamąją, nepasileidžia. Visa hidraulika veikia, nu hidraulika jinai nepriklauso, nes valdoma yra nuo joystick, sakykime. O tenais, aišku, tų priežasčių gali būti daug. Tai jeigu kas nors susidūrė su šita problema, man neteko, ta prasme, aš tik tai taip logiškai pamąsčiau, aš jam patarimus daviau. Bet gal kam nors yra tekę, aš tai manau, kad čia su elektra greičiausiai, aišku, neatmetu galimybės, kad gali būti pati mova tenais išėjus, iš rikiuotės. Bet, nu, tarkim, yra elektra. Dažniausiai, kas būna, tai būna su elektra. Arba saugiklis, arba būna, nu, peliukas nugriaužęs laidą. Tai čia dažniausias gedimas. Nu, aišku, dar būna po to dar moduliai. Irgi, nežinau, jo 12 metų kombainas, 760 lygtais, gerai atsimenu. Tai va, jeigu kas turit patarimų, parašykit komentaruose. Jisai sakė, atidžiai žiūri mano filmukus, tai jisai komentaruose pamatys jūsų komentarą. Kaip išsprendėte šitą problemą, būtų labai didelis dėkui jum. Na, o aš tęsiu atsakymą į klausimus. Tai sekantis būtų iš dažniausiai pasitaikančių klausimų, tai apie soją. Nes kadangi ta tokia nišinė kultūra, sakykime, soja yra, tai kokią veislę pasirinkti, kokią sėklos kainą, nu, kokius herbicidus naudoti. Nu, pagrindė tokie klausimai eina. Tai jeigu taip nuosekliai veislės, nežinau, yra jų įvairių tų veislių. Aš pasirinkau būtent iš firmos ProGrain kanadietiškas veislės, kadangi jos yra Kanados šiaurinėje dalyje, netgi šiek tiek, sakykime, šiauresniai aplinkoje išvestos, negu kad mūsų laiko ta klimatinė juosta yra. Tai vien dėl to pasirinkau šitas veislės, kad jos panašaus klimato yra. Tai vienas iš argumentų buvo, tai būtent šitos veislės.
Iš šitų veislių yra irgi ten skirtingų ankstyvumų. Sakykime, aš bent jau pas savęs pasėjau 4 veislės. Iš tų 4 veislių yra ankstyviausia yra Mairika. O dabar taip norėjau papasakot, bet negaliu, ne tai, kad nenoriu, bet tiksliai nepasakysiu, kiek dienų jos yra tas ankstyvumas. Reikia biškį pasižaisti. Kadangi reikėjo apsisukti biškį truputėlį pauzę. Tai va, ir kaip sakoma, pasirinkau tą 4 tas veislės, kaip sakiau. Tai Mairika yra pati ankstyviausia. Jos ten derlius irgi apie 3 tonas galima surinkti, priklausomai nuo ten, sakykime, kaip susiklosto tos gamtinės sąlygos irgi. Nu, pas mumis dabar, pavyzdžiui, praeiti metai visai buvo nepalankus sojai auginti, tai pavasaris buvo šaltas, drėgnas. Ką noriu pasakyti, šiemet irgi pavasaris gan šaltas buvo, bet jisai buvo, pasėjau, skaityk, 2 savaitėm anksčiau soją lyginant su praeitais metais. Tai va, tai čia nuo to, ko priklauso, sakykime, ir tas derlius. Tai va, marzena po to yra kažkur tai apie 10 dienų trupučiuką vėlyvesnė, bet jinai irgi ganėtinai ankstyva ir tarp kitko šiemet, praeitais metais jinai šiek tiek gal kiek ir prasčiau pasirodė, o šiemet marzena, mano manimu, netgi pranoko pati save, šiek tiek, nu, gan neblogai atrodo. Pernai auginau lyską, tai vat šiemet irgi lyskos turiu pasisėjęs. Jinai yra dar 10 dienų vėlyvesnė, bet jinai paprastai lyską pernai nukūlė tą rugsėjo 27 kažkur tai. Bet čia buvo apie Kėdainius, Baptus, vat, tokiam vidurio Lietuvoje, sakykime, bet čia jau grynai vidurio Lietuvoje. Šiaurinėje Lietuvoje pas manęs aš tą ir vėliau buvau pasisėjęs, sakykime, negu kad vidurio Lietuvoje galėjo, ten jie anksčiau galėjo pasėti. Tai va, o dar vėlyviausia pati yra iš tų brunensis. Bet jinai pati derlingiausia, nu, tai kaip visada. Ta, kuri vėlyvesnė, jinai yra dažniausiai būna derlingesnė, bet tik tai tiek, kad su nukulimu jau šiek tiek būna problemų su ją. Nors pernai irgi nukūlė ją gan normaliai, jau ten spalio, man atrodo, 8 ar 10 kažkur va taip dienomis, tai ten iš bėdos dar galima buvo ir kviečius pasėti iš pujos. Nu, čia kaip kas jau priima sprendimą. Tai va, kas liečia apie veislės, toks mano, aš anksčiau, dar prieš kokius 4 metus auginau lenkiškas veislės. Iš lenkiškų veislių ten buvo irgi nemažai ten moteriškų vardų, Ana, Maja, taip toliau ten, Laima, Erika. Tai va, iš tų lenkiškų Erika man labiausiai patiko. Nu, yra iš austriškų veislių skulptorius, lygtais, jeigu neklystu, aš neauginau jos. Bet yra kas auginė, yra Odesos irgi veislė. Tai tų veislių pasirinkimų Lietuvoje yra ganėtinai nemažai. Tai ta prasme, čia tik tai
reikia apsispręsti ir jeigu augini. Ypač kai dabar čia eilę metų buvo tos sausos karštos vasaros, tai koks privalumas yra sojos, kad jinai, būtent va tos sausros jinai nebijo ir karščių. Soja kaip tik yra geriau, kai sakykime, per žydėjimą būna, šiek tiek, ne tai, kad sausra, drėgmės turi būti, bet jinai nebijo, taip kaip pupos, pavyzdžiui, sterilizuojasi. Ir jos neužmesga pupų. O sojai tas tikrai nepatinka, jinai viskas tvarkoja su ja ir jinai labai atsiprašau, gerklė tokia, balsas ne mano. Tai ta prasme, jinai prisitaikius yra tiem karštiem klimatam ir jai jokių problemų nėra. Dar vienas pliusas yra, sakykime, toks, kad jinai praktiškai neturi kenkėjų. Jokie kol kas nėra prisitaikiusių vabalėlių, kurie ten griaužtų tą soją, arba kirminėlių kažkokiu, tai vienu žodžiu. Nes jeigu tai pasižiūrėtumėt fiziologiškai, tai soja jinai turi tokius ūselius, tiek ankštys apaugę ūseliais, tiek visas augalas, tiek lapas padengtas yra ūseliais, tokiais plaukeliais mažučiais. Ir soja, už tai lengviau perneša tą karštį ir aš mėgstu pajuokauti, tie visi vabalėliai negali ten prasigriaužti prie tos ankšties, nes paprasčiausiai akis kutena jiem tie plaukeliai ir jie negali įkasti. Tai čia toks bairis yra. Iš tikrųjų gal ir ne taip, bet kol kas kenkėjų nėra pastebėta prie sojams. Ir tai po biškį prieinam prie kainos. O kaina, kaip pasakyti? Kaina yra tokia, kokia yra. Sertifikuota sėkla perkant, jinai visą laiką būna brangesnė negu eilinė sėkla. Tai čia, aš manau, realiai normalu. Ir manau, kad čia viskas tvarkoj su šituo. Kainuoja kažkur tai hektarui apie 300 eurų. Aš taip apie sakau dėl to, kad priklauso nuo sėjos normos, priklauso nuo daug ko, nuo metų, koks derlius buvo, dažniausiai to turi įtakos, inokuliuota, neinokuliuota, yra daug variantų. Tai plius minus, nes praktiškai praeitais metais pirkau žirnius, irgi C1 sertifikuota, tai irgi kažkas tai apie netoli 1000 kažkaip tai kaina buvo su PVM. Tai palyginus soją ir žirnius, tai nesulyginamos kultūros, soja niekados nesugula, jokių problemų su ją nėra, nes ten toksai gan stamantrus augalas, jau ten, aš nežinau, turi kruša kokią praeiti. Nors soja yra man Edmundas rodęs nuotraukas Vokietijoje po krušos, praėjo kruša, nudaužė praktiškai visus lapelius sojai, ankštys nenuplyšo, o lapeliai po kiek laiko regeneravo ir atžėlė. Ir ko puikiausia davė derlių. Tai toks vienas iš variantų yra. Ir dar apie soją, jeigu taip pasakykim, toks dalykas, kultūra, jinai, aš negaliu teikti, kad jinai nereikalauja, sakykim, trąšų. Jinai kažkiek, aišku, reikalauja, bet mes kalbam apie tai, kad kuo pakeis, sakykim, ankštinės kultūras. Juk mes niekados nesitikim, kad augindami pupas, sakykim,
tas buvo, sakykime, prieš kokį 10 metų, žinau, atsimenu, kai pradėjome auginti pupas, nu gal ir daugiau dar net, žinau, iš pradžių buvo derliai irgi, taip kaip ir su rapsu, kai pradėjome auginti, būdavo 6 tonas, ten, nu, nebūdavo jokio stebuklo, kad rapsą mes užauginam 6 tonas, o dabar jau yra iššūkis, jau 4 tonas, ten, nu, 5, tai aš jau net nežinau, jeigu taip nuo dūšios nelabai esu girdėjęs. Nu, žinai, kaip sakoma. Yra, būkim biedni, bet teisingi, yra nemažai ūkininkų, kurie mėgsta paprasčiausiai pagražinti. Nu, nenoriu aš nieko pasakyti, bet supraskit, nu, stebuklų nebūna, nes dabar tos sijomainos tokios nėra, sakykime, jeigu kviečiai rapsas ir dar kažkokia ankšta, ne pupos, sakykime, tai, nu, kaip ne kaip, nu, sijomaina figovo gaunasi visiškai, ten nieko gero iš jos. Reikia bent jau 6 augalų sijomainos, tai čia, bet čia atskira tema, sakykime. Tai va, tai ką aš norėjau apie soją pasakyti, tai paprasčiausias dalykas, soja, jinai tikrai nėra labai reikli dirvožemiui, nu gal aš ne visiškai teisingai pasakysiu, jinai reikli dirvožemiui, jinai nemėgsta ten, sakykime, užmirkusios dirvos, nemėgsta labai rūgščios dirvos, nemėgsta, yra va tokie niuansai, bet jinai, kas liečia trąšom, jinai nėra tiek labai reikli, kadangi jinai azotu, tai praktiškai 100% jinai pati apsirūpina ir labai didelę klaidą daro, kas, sakykime, azotiniam trąšom tręšia. Ankštinės kultūros aš aplamai pasakysiu, ne pupas, ne žirnius, sakykime, ir pupas, ir žirnius, ir soja tas pats lygiai. Jeigu patręši su azotiniam trąšom, tai supraskit taip, aš dabar jums padedu po nosį lėkštutę, nu, sakykime, karbonadą, arba dar kažkokį kepsnį, sakykime, nu, steiką padedu po nosį. Negi dabar tu žiūrėsi čia į šoną, dar kažkur ieškosi, dar kažko tai. Nu, tik valgysi tas, kas yra po nosį. Tai va, lygiai tas pats augalas. Jisai, jeigu jam yra trąšų pridėta dirvoje sočiai, tai kokia velnė jisai pats gaminsis ten tą azotą. Tai va, tai nedarykim tos klaidos, jeigu mes norim, kad mums ekonomiškai atsipirktų, tai reikia iš to žiūrėti, kad mažinti savikainą kažkaip tai. Tai va, o soja labai puikiai jinai pasigamina azotą ir beje, man atrodo, aš nesuklysiu, sakydamas, kad jinai daugiausiai pasigamina azotą iš visų ankštų. Nu, nežinau, gal aš ir klystu, bet, nu, pataisys mane žiūrovai, sakykime, arba protingi žmonės, kurie šito dalykų užsiima, nes aš nesu profesionalas, aš esu paprastas ūkininkas, kaip sako. Jau burnelį tokią berdžiūvus reikia biškį įpilti, nu, nesimato ko. Tyro šaltinio vandenėlio. O, iš kartą geriau balso stygos susitepė. Susiminėjomės iš žaislus. Čia labai patogus lauks, ilgas, po 1,5 kilometro, tai norisi tiksliai pasistatyti. Tas, štai trupučiuką, tenka persižegnoti pirmyn atgal, kad tiesiai stovėtų. Kad atsipjautų gražiai pradalgės vienodai. Tai va,
Tai azotą, kaip minėjau, soja puikiai pasigamina pati ir ten tarp kitko buvo klausimas iš žiūrovų, kaip su gumbeliniam bakterijom. Deja, atsiprašau, neturėjau aš kastuvą, turėjau tą tokį mažutį kastuvėlį, bandžiau iškasti, bet nepavyko taip normaliai iškasti, kad galėčiau jums parodyti. Bet aš kasiau, buvo atvažiavęs Kazimieras Svečiulis, pas manęs mes kasiuojam, tikrai tų gumbelinių bakterijų yra tikrai daug. Ir paprasčiausiai, būtinai, kai tik bus momentas, aš būtinai iškasiu, parodysiu jums. Ir tos gumbelinės bakterijos tikrai jos didelės, stambios tokios ir jų tikrai nemažai. Esam suskaičiavę, kad iki 30 tų granulių, bet labai reikia atsargiai išpurtinti, nes jos labai lengvai nubyra. Tai va, tai azoto tikrai nemažai sukaupė soja, tai gink dieve tikrai netreškit sojos su azotiniam trąšom, nes tikrai jų nereikia, jinai susikaupia tiek, kiek jai reikia ir dar palieka dirvoje. Tai va. Taupykim pinigus, kaip sako. Tai vat, yra toks niuansas, tik tai sojai, sakykim, kad pas mus Lietuvoje, kadangi jisai yra šilumamėgis augalas, nors man Saulius Daniulis yra sakęs, yra pas manęs lauko dienoj buvęs, jisai jau pats seniausias čia yra sojos augintojas Lietuvoje. Jisai man sako, ką tu galvoji, kad sako, šitam lauke nėra soja auginta buvus. Sako, aš žinau, kad atsimink, kad čia prieš kokį 20-30 metų jinai buvo soja gan populiari. Nežinau, iš kur jisai ištraukė šitą dalyką, bet jisai būtent akcentavo tą dalyką. Tai, sako, tikrai yra tų soja auginta labai daug kur Lietuvoje. Galbūt, nežinau, aš nerinkau tos informacijos, istorijos tos, tai negaliu atsakyti tiksliai į šitą dalyką. Tam yra, galima pasižiūrėti YouTube'e, pasiguglinti ir įsiaiškinti šitą dalyką. Labai įdomu būtų, jeigu kas nors parašytumėt, nes aš tikrai dabar neturiu galimybės šitą dalyką daryti, nes telefoną pasiimti ir kaip sakoma, dabar šitą naršyti internete, tikrai taip neišeina. Reikia vis dėlto, kad akis budėtų čia, ausis klausytųsi jūsų ir taip toliau. Kažkaip tai labai greitai perdžiūna burna. Pasižiūrėt, taip, kaip ir žadėjau, reikia biškį šiek tiek susimažinti kondicionavimą. Yra tokie savo vietom bangelės, nedidelės tokios. Ir reikia biškį šiek tiek paleisti jaunamąją žemyn, kad paimtų švariai. Užauginom, tai neišbarstykim. Tai va. Na, nežinau, būtų, jeigu dar neatsakiau ką nors apie soją, ir kam labai įdomu, tai būtinai klauskit. Šiaip informacijos nemažai yra Soja LT puslapyje, tai ten galite pasiskaityti plačiau apie būtent tas kanadietiškas veislės. Ten ir šiaip informacijos aplamai apie soją. Lietuvoje gan populiariai jau dabar darosi, jau šiais metais, kiek žinau, yra virš 4000 hektarų jau yra pasėta Lietuvoje sojas šiai dienai. Tai tikrai rezultatai yra jau tokie apčiuopiami šiek tiek. Tai aš manau, ta rinka jinai po biškį atsidaro ir aš manau, įeis ta soja, nes yra tų veislių gan ankstyvų jau dabar galima susirinkti.
kojom. Vėjas meta mintis į priekį, šviesa lūžta per rytą. Ir aš jaučiu, ši diena mane kviečia. Laukai kaip bangos rieda ir aš kyliu kartu su jom. Gamta man duoda kryptį, Aš judu, aš kylu, aš einu toliau. kai saulė kyla virš manęs, aš jaučiu, kad viskas įmanoma. O yra pavieniai va tokie va žali. Tarp raptų. Tarp Armanė. O šiaip visumoj tai visi nudžiūvę, kaip ir viskas normaliai. Kombainas nuvažiavo, kombainierius iš paskos tai padaryti. Bet reikia parodyti jums. Kelias bėga po kojom, vėjas meta Aišku, yra va, mintis į grūdelis. priekį, šviesa lūžta per rytą. Nu kaip be nuostolių? Be nuostolių nebus. Nė vienas kombainas nekul be nuostolių. Tokie tokelis. Reikia vytis kombainą, o tai paskui nepavysi. Raisas vokietis, kaip sako. Taigi gerai. Tavo žvilgsnis kaip saulė, Kuri mane veda toliau be baimės. Ryto vėjas kelia mane per laukus, kur saulė teka žeme. Aš einu ir niekas nesulaikys. Gamta manyje, jėga manyje. kai einu, tu eini šalia. Ir kelias tampa lengvesnis. Tavo rankos kaip vėjas, jos kelia mane aukščiau nei rytas. Kai saulė kyla virš manęs, aš jaučiu, kad viskas įmanoma. Gamta šaukia, judėk, nebijok. Tu Teko palakstyt. esi stipresnis nei vakar. Mes bėgam Teko per palakstyt. laukus kartu ir juokas skamba kaip varpeliai. Kažkas rūksta gerai nuo Ne žodžiai kombaino. kuris mus Visas veda į ryto apjuostoja. Stabdot jau. Irgi čia, aišku, ligos yra. Šalia ir niekas nesulaikys. Senatvė. Gamta manyje,